Labas vakaras, kviečiu žiūrėti ketvirtadienio žinių laidą. Marijampoliečiai aktyviai poilsiauja ne tik vasarą, bet ir žiemą. Kultūros centro sienas papuošė viduramžių Lietuvos valdovų portretai. Marijampolės kraštotyros muziejus moksleivių traukos taškas. Marijampoliečiai kelionėms netaupo, aktyviai keliauja ne tik vasarą, bet ir žiemą. Šaltuoju metų laiku jau netokie populiarų šiltieji kraštai. Žmonės noriai renkasi žiemos pramogas slidinėjimą. Ypatingai šiais metais atrado kelionės lėktuvu, kurios ten ir patogiai įsideda į slides ir tuos visus savo, kadangi tai yra tikrai specifinės kelionės. O paskui belieka į tą įrangą, o paskui belieka tai pasirinkti ten kažkokį tai apgyvenimą, vieni motelios, kiti hotelios, kiti viešbučiuos, atitinkamai pagal skonį, norą į kišenę. Slidinėti keliaujama įvairiomis kryptimis. Dažnai renkamasi kas pigiausia ir arčiausia, tai yra Austrija. Taip pat populiarūs Italijos, Prancūzijos, Šveicarijos kurortai. Vėl atgyja noras lankyti buvusias Sovietų Sąjungos šalis, kuriuose žmonės atranda įdomų poilsį. Taip pat galima pasidžiaugti keliautojų norų artimiau pažinti Lietuvą. Nors labai populiarėja kelionės autobusais, marijampoliečiai aktyviai renkasi ir pažintinės egzotinės keliones, ypač kruiziniais laivais. Tikrai lietuviai ir ypač marijampoliečiai ir ne tik jie per mūsų agentūrą važiuoja į egzotinės kelionės, kur tikrai pakankamai mažiau buvo. Tai ir Tailandas, ir Šri Lanka, ir iš Kubos grįžo pakankamai didelį grupį, 28 žmonės, ir Kenija, ir Izraelio formuojasi grupės. Netgi kruizai yra tapo tikrai patrauklus ir gal žmonės tiesiog vienas kitiem papasakoja, kaip tai įdomu, ir manau, kad tai eina iš lūpų į lūpas ir pakankamai daug ateina norinčių į Viduržemio jūros, turiu galvoje kruizus, kur aplankant ir Romą, ir Tunisą, ir įvairius kitus Viduržemio jūros. Aktyviai keliaudami žiemą, gyventojai nepamiršta ruoštis ir vasaros atostogoms. Didelė dalis žmonių jas planuoja jau dabar. Lietuviai tai tikrai labai dabar pradėjo pirkti keliones, vasaros sezonų. Keliones aš turiu galvoje tai nuo balandžio vidurio, panašiai iki lapkričio vidurio arba net pabaigos tos vasaros kelionės skaitosi. Tai įeina į pavasaris ir ruduo ir jie perkami jau lapkričio mėnesį. Tai yra pačios didžiausias pasirinkimas, pigiausios pačios kelionės ir tikrai labai pakankamai aktyviai perkama. Anot kelionių organizatorių, žmonės dažniausiai keliauja grupėmis, šeimomis, vis daugiau keliauja ir vyresnio amžiaus žmonės. Organizatoriai pastebi, kad marijampoliečiai savo atostogoms nelinkę labai taupyti. Apie 30% keliautojų tam gali skirti maždaug 1500 litų asmeniui. Marijampolė jau pradėjo minėti vasario 16-ąją. Kultūros centre atidaryta proginė paroda. Čia eksponuojama įspūdinga viduramžių Lietuvos valdovų portretų kolekcija. Per 2 metus 45 viduramžių Lietuvos valdovų portretus nutapęs dailininkas Artūras Slapšys džiaugiasi šiuo savo darbu ir procesu, ir rezultatu. Didžiausią dėmesį vis dėlto skiriau, kaip sakyti, žmogaus to valdovo asmenybei. Stengiausi perteikti jo tą vidinį pasaulį, dvasią, kad nebūtų tas portretas, kaip sakyti, plokščias, tuščias. Į detalės per daug aš nesigilinau, nors prieš pradedant tapyti konkretų valdovą, pirmiausia, istorikai man atsiųsdavo prašymus apie juos ir surinkdavo medžiagą, tų laikų šarvuotė kokia buvo ir tų laikų ir to regiono, o vėliau jau tada
dirbdavau prie to. Iš tikrųjų, kaip sakyt, ir su mielu noru aš šitą, kaip sakyt, pasimokinau tą istoriją, nes daug ko iš tikrųjų irgi nežinojau, nors istorinė tematika yra mano viena mėgstamiausia tapybai, bet iš tikrųjų labai daug sužinojau apie istoriją. Papildomai, kaip sakoma, ir tarp kitko jūs matote, čia yra aprašymai, tie aprašymai bus sudėti į knygą, tai jūs galite įsamiau pasiskaityti apie juos ir iš tikrųjų labai įdomus tas dalykas. Iš tiesų puikią istorijos pamoką lankytojams galinti suteikti ekspozicija gimė verslininko Antano Gedvilo užsakymu. Istorijai neabejingas verslininkas dabar džiaugiasi ir didžiuojasi po įvairiausias galerijas keliaujančią savo kolekciją. Labai mažai atspindėtas viduramžių epocha vaizdiniais, mūsų istorija labai mažai atspindėta yra. Todėl neprieštaravau, kad šita kolekcija įsiplėstų iki šitokios apimties. Iš tiesų, tai aš pastebėjau dailininką, kai jisai atvyko ir parodė pirmosius darbus čia Lietuvoje. Jisai buvo nutapęs antikos laikų karo vadus. Na ir man jo darbai labai patiko, jautėsi juose darbuose įdėta siela, įdėtas talentas ir tiesiog, aš taip nedrąsiai išdrįsojau paprašyti, kai jis nutapytų keletą portretų, kurie man tiesiog buvo svarbus. Marijampolėje paroda pristatyta svarbia istorinė vasario 16-osios proga ir visiems čia užsukusiems primins gilesnę mūsų šalies istoriją, ne tik įspūdingais portretais, bet ir išsamiais kiekvieno valdovo aprašymais. Edukacinė ir krašto istorijos pažintinė prasme, nes šitokios kolekcijos nėra Lietuvoje. Žinoma, tie paveikslai yra visi įsivaizduotini, bet tai yra medžiaga, apie kurią mes galime, mūsų vaizdiniai labai priima akis, siela geriausiai priima informaciją per vaizdinius. Todėl manau, kad čia didžiulis toks turėtų būti, tai yra iš tiesų visi Lietuvos valdovai ir aš manau, kad kiekvienas lietuvis, laikydamas save lietuviu, turėtų čia ateiti ir pažiūrėti. Proginė paroda Viduramžių Lietuvos valdovai Kultūros centro Magdalenos Birutės Stankūnienės galerijoje veiks iki kovo pabaigos. Nemalonumų patyrė jaunas vairuotojas, kai nepaisydamas kelių eismo taisyklių atsitrenkė į policijos automobilį. Šaulių gatve į iškvietimą skubėję pareigūnai buvo įjungę švyturėlius ir garsinį signalą. Tokiu atveju visos transporto priemonės turi sustoti ir praleisti tarnybinį automobilį. Vienas vairuotojas norėjo būti greitesnis už policiją ir manė spėsęs užsukti į prekybos centro aikštelę. Deja, manevras nepavyko. Volkswagen Golf kliudė pareigūnų automobilį. Vairuotojas savo kaltę pripažino. Laimei žmonės nenukentėjo, automobiliai apgadinti nežymiai. Netikėtai iš antstolių sulaukus žinių, kad iš jos išieškomi pinigai, vienai Marijampolietei teko kreiptis į policiją. Moteris sužinojo, kad jos vardu prieš 5 metus buvo paimta paskola ir dabar jos išieškojimas jau perduotas antstoliams. Moteris teigia, kad niekada jokios paskolos neėmusi ir tuo metu net neturėjusi sąskaitos banke. Dėl įvykio komisariate pradėtas ikiteisminis tyrimas. Marijampoliečiai niekaip nepasimoko atsargiau pirkti internete ir toliau nukenčia nuo internetinių sukčių. 30-metė moteris ketino įsigyti vaikišką vežimėlį ir į nurodytą pardavėjų sąskaitą pervedė 500 litų. Tačiau prekės negavo, pinigų taip pat niekas negrąžino. Ir teisybės dabar teks ieškoti tik su pareigūnų pagalba. Savo žygius ir toliau tęsia padangų pjaustytojai. Šįkart nuo chuliganų nukentėjo Kosmonautų gatvės gyventojas. Buvo pradurtos 2 automobilio Peugeot padangos. Padaryta 600 litų žala. Vagys įsisuko ir į miškus. Į policiją kreipėsi girininkas, pastebėjęs, kad Vilkaviškio rajone esančioje girioje iškirsta apie 100 įvairių medžių. Taip pat pareigūnų pagalbos prireikė dar vienai pilietei, pastebėjusiai, kad neteisėtai buvo kirstas jai priklausantis miškas. Dėl įvykių pradėti ikiteisminiai tyrimai. Jeigu manote, kad muziejai nedomina jaunosios kartos, esate neteisūs. Marijampolės kraštotyros muziejuje veikiantis keramikos būrelis nesutalpina visų norinčių čia lankytis. Marijampolėje mokiniams yra tikrai nemažai užsiėmimų.
kur jie gali praleisti laiką bei save realizuoti po pamokų. Veikia menų, sporto mokyklos, įvairiausi būreliai moksleivių kūrybos centre ir mokyklose. Daugybė vaikų pritraukia ir kraštotyros muziejus, kuriame veikia keramikos būrelis. Čia mes muziejuje turim sukūrę bazę prieš keletą metų, laimėjom projektą, turim krosnį, turim minimalių tų įrankių, kiek jų reikia tokiam paprastiem darbeliam daryti. Ir turim be krosnės turim žiedimo stakles, irgi kai kada mes ten meistrą pasikviečiam, kai kada aš pati ten parodau pradžiamokslį tokią. Mūsų ta veikla prasidėjo pirmiausia nuo muziejinės edukacijos vaikams, o paskui ir šeimoms. Pasak keramikos būrelio vadovės, čia yra ugdoma tolerancija praeičiai, suvokimas išsaugoti meilę savo kultūrai, šaknims. Ir vaikams tai labai patinka, juos šie užsiėmimai traukia ir jiems to reikia, įsitikinusi vadovė, sakanti, jog visų norinčių lankyti užsiėmimus net nėra galimybių priimti. Džiugu, kad mūsų mieste yra daug moksleivių, norinčių įsilieti į užklasinę veiklą, siekiančių save išreikšti prasmingoje veikloje. Pavyzdžiui, po mokyklos gali atsipalaiduoti, išreikšti save darbelis. Lankau todėl, nes man pačiai šiaip patinka lipdyti ir esu meniškų sielų žmogus. Ir taip lankius dalis mokyklą, todėl kažkaip norisi pratęsti visus tuos gabumų tobulinimus ir panašiai. Čia savo įgūdžius parodau, galiu kiekvienai progai pasidaryti visokių darbelių, kad ir tai Valentino progai, ir Velykom, ir Kalėdom. Čia būna visokių ekskursijų. Konkursų gal, ar ne kažkokių? Taip, visokių konkursų. Kai pradėjau čia lankyti, tai labiau fantazija mano atsirado didesnė ir gaila, kad čia kiekvieną tik savaitę, vieną savaitės dieną čia būna, o jei būtų kiekvieną dieną, tai lankyčiau, nes labai čia smagu. Tiek naujienų paruošime šiandieną, su jumis atsisveikinu, linkėdamas jaukaus vakaro. Sudie. Pirmoji akistata su cholesterolio pertekliumi gali būti infarktas arba insultas, o per didelis gliukozės kiekis kraujyje mirties riziką didina labiau nei piktnaudžiavimas alkoholiu. Todėl pasitikrinkite cholesterolio ir gliukozės kiekį organizme. Viso tyrimų komplekto kaina kartu su kraujo paėmimu tik 26 litai. Antradieniais laukiami senjorai, kam per 60, jiems taikoma 20% nuolaida visiems kraujo tyrimams, išskyrus alergijos ir onkologinius. Vasario 23 dieną 16:30 Marijampolės kultūros centre metų renginys. Olele vaikus 20-ojo jubiliejaus proga sveikins ryškiausios scenos žvaigždės. Didingame koncerte dalyvaus Švento Kristoforo orkestras, Donatas Katkus, Narūnas Vitulskis, Edmundas Seilius ir Kristinos Mailaitė, El Fuego, Chilinam Rebel Hat ir kiti. Orų rubriką remia Sumani TV, naujos kartos Seagates televizija.